Tai interaktyvi vaizdo pamoka, kuri padės jums tobulinti įgūdžius, kad suprastumėte skaitmeninių technologijų naudojimo privalumus, kuriant ir įgyvendinant verslo idėjas KKS. Turėdami šį įgūdį galėsite tinkamai pasirinkti skaitmeninius įrankius, kurie padės kūrybinėme procese. Naudoti skaitmeninės platformas, pavyzdžiui, portfelio, interneto svetainės ir internetinės galerijas, kad profesionaliai pristatytumėte savo kūrybą. Taikyti skaitmeninius įrankius verslo veiklos valdymui ir organizavimui. Pasinaudoti skaitmeninėmis technologijomis, kad pasiektumėte platesnę auditoriją ir rinkas. Kviečiame peržiūrėti trumpą animuotą vaizdo įrašą, sužinoti apie skaitmeninių technologijų naudojimo privalumus, kuriant ir įgyvendinant verslo idėjas KKS srityje, bei atlikti savikontrolės užduotį. Šiandien skaitmeninės technologijos yra glaudžiai susijusios su kūrybiškumu. Jos padeda menininkams, dizaineriams, atlikėjams ir kūrėjams pasiekti naują auditoriją, išbandyti idėjas, organizuoti savo darbą ir plėsti verslą. Nebūtina būti technologijų ekspertų, net ir nedideli skaitmeniniai žingsniai gali atverti didelės galimybės. Vienas didžiausių skaitmeninių įrankių privalumų yra tai, kaip jie padeda kūrybinėme procese. Galbūt turite verslo idėją susijusią su rankų darbo dirbiniais, nedidelėmis fotografijos paslaugomis ar kūrybiniais internetiniais seminarais. Skaitmeniniai įrankiai gali padėti generuoti idėjas, rinkti įkvėpimo šaltinius, susisteminti mintis ir paversti kūrybinę viziją realybę. Tokie įrankiai kaip Canva, Pinterest, Google Docs ar skaitmeninės eskizavimo programėlės leidžia išsaugoti idėjas, kurti idėjų lentas, vizualizuoti spalvas ir stilius bei laisvai eksperimentuoti. Jums nereikia brangios programinės įrangos. Daugelis įrankių yra nemokami arba siūlo nemokamas versijas, kurios yra lengvai naudojamos. Jos padeda susisteminti idėjas ir jas aiškiau pateikti. Skaitmeninės technologijos taip pat padeda mokytis. Internetiniai mokymo kursai, vaizdo įrašai ir kūrybinės interneto bendruomenės leidžia jums laipsniškai ugdyti naujus įgūdžius, kai tik jaučiatės tam pasirengę. Kai pradedate vystyti savo idėjas, skaitmeninės platformos leidžia jomis dalytis su kitais. Galite parodyti savo darbus potencialiems klientams, draugams ar bendradarbiams neišeidami iš namų. Tai ypač naudinga, kai pradedate verslą naujoje šalyje. Skaitmeninės erdvės leidžia jūsų kūrybiškumui keliauti toli už jūsų vietos aplinkos ribų. Menininkai naudoja Instagram ar Behance, kad parodytų savo portfolio. Muzikantai naudoja SoundCloud ar YouTube. Dizaineriai dalijasi savo prototipais internete, o amatininkai pristato savo rankų darbo gaminius Etsy ar panašiose prekyvietėse. Šios platformos padeda žmonėms suprasti jūsų stilių, aistrą ir unikalų kūrybinį identitetą. Verslo valdymas apima daugybę smulkių užduočių – tvarkaraščių sudarymą, biudžeto planavimą, komunikaciją. Skaitmeninės priemonės palengvina šių užduočių atlikimą. Kalendoriai padeda organizuoti darbo savaitę, paprastos finansų valdymo priemonės padeda stebėti pajamas ir išlaidas, o projektų valdymo programėlės leidžia visas užduotis laikyti vienoje vietoje. Technologijos nepakeičia jūsų talento, jos tiesiog sutaupo laiko, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į kūrybą. Vienas didelis skaitmeninių įrankių privalumas yra galimybė išbandyti idėjas prieš išleidžiant pinigus. Galite pasidalinti koncepciją, pamatyti reakcijas ir ją pamažu bei saugiai tobulinti. Jūs galite naudoti skaitmeninį kalendorių, kad suplanuotumėte savo kūrybinės sesijas, susitikimus ar terminus. Tokie įrankiai kaip Google Drive padeda saugiai išsaugoti ir tvarkyti failus. Užduočių programėlės leidžia užfiksuoti idėjas, kai ateina įkvėpimas. Šie įrankiai padeda tvarkyti verslą net ir tada, kai diena atrodo užimta ir pilna pareigų. Skaitmeniniai įrankiai taip pat padeda pasiekti žmonės, kurie nori pamatyti ar įsigyti jūsų darbus. Galite kurti paprastus reklamos vaizdus, skelbti naujienas apie savo kūrybos procesą arba dalytis savo istoriją. Žmonės nori sužinoti apie žmogų kuriantį meną ar amatą. Skaitmeniniai įrankiai padeda autentiškai ir gražiai papasakoti savo istoriją. Įsivaizduokite, kad jūs kuriate rankų darbo papuošalus. Naudodami išmanųjį telefoną, fotografuojate savo kūrinius, redaguojate juos paprasta programėle ir skelbiate skaitmeninėje platformoje. Parašote keletą žodžių apie savo įkvėpimo šaltinį, galbūt kažką asmeniško, kultūrinio ar simbolinio. Dėka skaitmeninių įrankių jūsų darbai tampa matomi ne tik jūsų kaiminystėje, bet ir visoje šalyje ar net užsienyje. Norint pradėti, jums nereikia didelio biudžeto ar sudėtingos įrangos. Daugelis sėkmingų kūrybinių verslininkų pradėjo tik su išmaniuoju telefonu, paprasta redagavimo priemonė ir nedidelė idėja.
Skaitmeniniai įrankiai padeda jums išbandyti savo idėjas lėtai, ramiai ir saugiai, be didelių rizikų. Tai jų privalumas pradedantiesiems. Kiekvienas mažas skaitmeninis veiksmas stiprina pasitikėjimą. Failų kūrimas, idėjos paskelbimas ar užduoties organizavimas gali atrodyti nereikšmingi veiksmai, tačiau kartu jie veda prie realios pažangos. Naujų įrankių įsisavinimas užtrunka, tačiau nereikia visko išmokti iš karto. Pasirinkite vieną mažą įrankį, kuris jums atrodo naudingas. Galbūt ką nors suplanuoti, gauti įkvėpimo ar kuo nors pasidalinti. Išbandykite jį savo patogiu tempu. Pamatysite, kad kiekvienas mažas žingsnis stiprina jūsų pasitikėjimą. Kartais žmonės mano, kad skaitmeninės technologijos yra per sudėtingos arba skirtos tik ekspertams, tačiau tai nėra tiesa. Daugelis įrankių yra sukurti pradedantiesiems ir siūlo žingsnis po žingsnio instrukcijas. Galima mokytis pamažu. Svarbiausia yra jūsų kūrybiškumas, patirtis ir istorija. Skaitmeniniai įrankiai yra skirti juos paremti ir sustiprinti. Skaitmeninės technologijos padeda kurti idėjas, dalyti savo darbų, išlaikyti tvarką ir reklamuoti savo kūrybinį projektą. Jos yra lanksčios, prieinamos visiems. Derindami savo kūrybiškumą su naudingais skaitmeniniais įrankiais, jūs sukūrėte tvirtą pagrindą tvariam verslui kultūros ir kūrybos sektoriuje. Atminkite, kad kiekvienas kūrybingas verslininkas pradėjo nuo susidomėjimo ir vieno mažo žingsnio. Jūs galite mokytis, tobulėti ir kurti savo kelią. Skaitmeniniai įrankiai yra skirti tam, kad šis kelias būtų šiek tiek lengvesnis ir daug įdomesnis. Dabar kviečiame jūs pasitikrinti savo žinias atsakant į pateiktus klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą. Nepriklausomai nuo to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Ši pamoka baigta. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite studijos programą, kad pagilintumėte savo pagrindinės kompetencijas reikalingas verslumui kūrybinėse pramonės šakose. Sėkmingai baigę mokymą gausite skaitmeninį ženklelį. Sėkmė KKS, aš galiu tai padaryti.